pastebiu, jog žmonės ateina pas mane labai dažnai keletą metų gyvendami būsenoj, kurioje nenori gyventi, arba gyvendami tokį gyvenimą, kurio nenori gyventi. Ir girdžiu, jog įvardinu tai, ką norėtų pasakyti, arba įvardinu tai, ką patys savo nedrįsta pasakyti. Ir iš tiesų pasąmonės lygmenį, kas vyksta? Vyksta, jog sugrįžti į savo kūną, į savo esatį, į savo vidinį autoritetą. Ir susitvarkai ir energetinę visą erdvę pasąmoniniu lygmeniu. Ir kai viskas susitvarko viduje, energetiniam lygmenį, vėliau gyvenant gyvenimą, viskas susitvarko ir išoriai. Nes labai dažnai žmonės pradeda nuo išorinių dalykų, ar ne? Nori kardinaliai pakeisti gyvenimą, išsiskirti, pakeisti veiklą, žodžiu, kardinalius sprendimus, bet tu gali likti ir pakeitęs, ir padaręs tą sprendimą, tu gali likti tame pačiame. Ką aš kalbu, jeigu tu nori daryti sprendimą nepakeitęs būsenos, tas sprendimas galios labai labai trumpam. Tu pakeisi šalį, pakeisi namus, pakeisi vyrą. Tai bus laikinas, trumpalaikis džiaugsmas, išsilaisvinimas, bet jis labai trumpalaikis ir vėl vis grįžti ir grįžti. Vien todėl, kad iš vidaus nesusitvarkę yra vidinė pasąmoninė lygmenyje būsena. Ir tam, kad pereiti, žmonės ateina čia pas mane. Ir šioje erdvėje įvyksta daug giluminių dalykų. Taigi, nuo ko ir vertėtų pradėti? Ne nuo išorės, o nuo vidaus. Tu pajausi, kai tau bus laikas. Iki susitikimo.